Edukacija, kaip gaminti rožės iš klevo lapų. Reikia maždaug 10 sausų klevo lapų. Ne visai sausų, Laimutė sako, reikia tokių drėgnų. Pažiūrėkit, kaip ji pradeda daryti. Lapą, pasakyk viską kaip. Paimam lapą, išvirkščią pusę į save. Tada lenkiam į vidų, kad geroji pusė būtų geroji pusė. Lapą lenkiam, kaip Laimutė sakė, taip kaip varškėti. Pridedam prie jau sulankstyto lapo ir laikom kairę ranką. Tada imam kitą lapą, vėl blogąją išvirkščią pusę į save ir lenkiam į vidų. Taip kaip varškėti, maždaug kokius 5-6 kartus ir vėl pridedam lapą prie jau sulankstyto lapo krašto. Imam trečią lapą. Vėl išvirkščią pusę į save, lenkiam į vidų, kad gražioji pusė būtų gražioji. Sulankstom apie 5 kartus ir vėl pridedam prie jau sulankstyto lapo. Tada imam, Laimutė sako, kad kuo lapai drėgnesni, tuo geriau. Vėl išvirkščią pusę į save ir lankstom kaip varškėti maždaug 5-6 kartus, kad būtų dailiai, ir dedam prie kraštelio jau padarytos rožės. Imam kitos spalvos lapą, vėl išvirkščią pusę į save, lenkiam į vidų kaip varškėti 5-6 kartus ir pridedam prie jau sulankstytų lapų. Imam dar vieną lapą, jau 6, ne? Aš neskaičiuoju. Išvirkščią pusę į vidų, sulankstom į vidų, kad gražioji pusė būtų geroji. Jau jie trupa, per sausi truputį, bet vis tiek tiks. Mes ruošiam čia vėliniam, ant lankelio darysim tas rožės ekologišką puokštę. Vėl Laimutė lenkia kitos spalvos lapą, kaip varškėti, išvirkščią pusę į vidų ir lenkiam į vidų, kad gražioji pusė būtų gražioji. Dar vieną lapą Laimutė ima ir lanksto taip pat. Lapą į save, išvirkščią pusę ir lenkiam į vidų. 5-6 kartus pridedam prie jau sulankstyto lapo, jau mes turim beveik paruoštą rožę. Dar vieną lapą Laimutė taip pat padarys. Lanksto vėl kaip varškėti. Labai matot aiškiai, kaip tai yra daroma. Puokštę rožę laikom kairiai rankom ir su dešinę sulankstę pridedam. Štai ir rožė. Dabar Laimutė turi siūlų ir su jais jie apvynios kotelį, kad lapai laikytųsi kartu. Apvyniojam tvirtai ir rožė jau paruošta. Prieš dedant į puokštę vėliniam, truputį bus aptrumpinami koteliai ir įdedama vielutė, kad būtų patogiau įkišti į lankelį. Kai padarysim, parodysim irgi jau štai 2 rožės. Tai kokie sausi lapai. Laimutė sako, lapai per sausi, jeigu drėgni laikytus geriau. Ačiū už pamoką, Laimutė. Pažiūrėk.